Gerbėmieji lituanistinio ugdymo forumo dalyviai ir organizatoriai, lituanistinių mokyklų vadovai, mokytojai, tėveliai ir mokiniai, sveikinu Jūs susirinkusius į 5-ąjį lituanistinio ugdymo forumą. Simboliška, kad lituanistinio ugdymo forumas pirmą kartą užsienyje vyksta ten, kur veikia daugiausia net 55 lituanistinės mokyklos – Jungtinėje karalystėje. Nors lituanistinio ugdymo pagrindas yra lietuvių kalbos mokymas, tačiau jo reikšmė yra kur kas platesnė. Tai ir Lietuvos istorija, kultūra, tradicijos, tautinės savasties suvokimas. Tai jungtis tarp kartų, tarp praeities ir ateities. Lituanistinė mokykla yra vieta, kur ugdomas supratimas, ką reiškia būti lietuvių pasaulyje. Kokia atsakomybė tenka kiekvienam iš mūsų ginant demokratinės vertybės ir laisvę. Tad puoselėdami lituanistinę mokyklą mes stipriname ir pačią Lietuvą. Kuo stipresni būsime šiandien, tuo saugesnė bus Lietuva rytoj. Lietuvą stiprina ir grįžtantieji, atsinešantis vertingą patirtį, naujas idėjas ir ryšius, prisidedančius prie šalies gerovės kūrimo. 5 metus iš eilės auga grįžtančių į Lietuvą skaičius. Praėjusiais metais pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo į Lietuvą sugrįžo 2x daugiau tautiečių, taip pat ir iš Jungtinės karalystės, nei iš jos išvyko. Lituanistinės mokyklos šioje grįžimo kelionėje atlieka svarbų vaidmenį, sukurdamos tvirtą pagrindą vaikų ir jaunimo integracijai Lietuvoje. Šiandien noriu nuoširdžiai pasakyti, jūsų pastangos, atsidavimas ir meilė lietuvių kalbai ir kultūrai yra matoma, vertinama ir kuria ilgalaikį pokytį. Kartu puoselėkime lituanistinį švietimą ir stiprinkime Lietuvą.